Sveiki, mėlėjai. Sveiki. Matot, mes jau apšilę, jau pasipirtinę, jau ir lapelių pirtyje pabirę, ir vaikinai, matosi, kad prakaituoti. Ir, turbūt įsivaizduoja tą visą pirties atmosferą, tą visą buvimą pirtyje. Ir, čia yra be galo daug dalykų, visos mūsų juslės yra aktyvuotos, įjungtos, žodžiu, ir klausa, ir rega, ir skonis, ir kvapas, ir kas tik nori. Ir vienas iš tokių dalykų, nuo kurio sunkiausiai ir apsaugoti, jeigu kažkas ne taip ir kuris duoda daugiausiai malonumo, yra kvapas. Koks kvapas yra pirties kvapas? Vantų kvapas. Ar žolelių. Tikrai žolelių. Žolelės ir augalų kvapai turėtų būti. Medis, lapai įvairūs. Beržas, ąžuolas. Iš tikrųjų, lietuviška pirtis kvepia beržu, kvepia mėtų arbata, ąžuolo vantom, kvepia medum, kvepia dar kažkokiais kitokiais gerais dalykais. Turėtų kvepėti. Gyvenimas nėra idealus ir pasaulis nėra tobulas. Ir labai dažnai, kai mes ateiname į pirtį, jinai kvepia visiškai ne taip, kaip mums norėtųsi. Kadangi mes dabar esam labai gražioj, naujoj, ką tik užgimusiai pirtyje, tai yra labai geras būdas, sakykime taip, susikalibruoti, ko turėtų kvepėti gera pirtis. Kai kam galbūt gera pirtis ir dūmais kvepia, nes gali būti ir toks variantas, jeigu tai dūminė. Čia, kadangi nedūminė, įkvepia kuo? Įkvepia šviežių medžių. Pušim, gal dar kažko kitų. Čia, sakyčiau, toksai tvyro malonus spygliuočio aromatas. Ir truputėlį jau jaučiasi ir vantų kvapas. Žmonės pirmiausiai pirtį skanuoja nosimi. Pirmiausiai ją uosto, tik tai paskui yra visi kiti dalykai. Reiškia, ką mes turim padaryti su pirtim, į ją atėję. Jeigu jinai kvepia ne visai taip, kaip norisi, mes ją turėtume, kaip čia pasakyti, prisijaukinti, skurdami teisingą kvapovaizdį. Jeigu jinai pradėjo blogai kvepėti proceso vidury, tada mes turėtume pirmiausiai paprašyti mūsų svečius išeiti iš pirties, nes čia vyksta slaptas ritualas, kur yra tik pirtininkas ir pirtis. Visi kiti neturi matyti šito. Kaip sako, žmonės neturėtų matyti, kaip daroma viešoji politika ir kartu neturėtų matyti, kaip pirtininkas iš pirties, kuri yra nelabai kokia, padaro tobulą pirtį. Dabar aš paprašysiu savo svečių truputėlį išeiti išgerti arbatos ir liksim dviese su pirtim ir jūs truputėlį ten anapus ekrano padalyvausite tame visame procese. Jums teks žiūrėti laidą, kad žinotumėt, ką mes čia darėm. Uždarote duris iš anos pusės. Aha. O mes likom su jumis. Ir yra pora dalykų, ką būtų galima nuveikti pirtyje. Tai yra, pirmas dalykas, imam tiesiog šiltą vandenį ir įlašinam į tą vandenį keletą lašelių tinkamų eterinio aliejaus ir tada su vantom apšlakstom sienas, lubas, plautus, ypač plautus. Ir kitas dalykas, galim juos daryti atskirai, galim ir kartu. Ypač jisai tinkamas tuo atveju, jeigu yra labai, toks vidury pirties negeras kvapas. Vanojomis, žodžiu, ir plautai prisigėrė prakaitų ir jau kvapas nelabai koks. Ką mes darom? Imam vandens ir pilam garą. Aišku, tam reikia geros, galingos krosnys. Mes, ačiū Dievui, čia turim tikrai galingą krosnį. Pilam garą, bet jau pilam tikrai labai daug. Labai daug. Tokiu kiekį, kad jau žmonės ten tikrai negalėtų išbūti. Kad jis nusileistų iki pat plautų, ir bus toksai kaip su gariniu lygintuvu spaudimu. Išgarino tos plautus. Pripylėm garo ir pažemį išropojam lauk ir uždarom duris ir paliekam ten maždaug 5 minutės, galbūt 10, kol truputėlį pailsim, atsigeriam arbatos. Tada atidarom, išvėdinam ir patikėkit, jausmas bus tikrai visiškai kitoks. Bėgam! Viskas. Uždarėm blogą kvapą viduje. Visus kipšus išrūkinsim, išgarinsim. Palauksim. Taip 5 minutės gal 10. Ir tada eisim žiūrėti, į ką ten transformavosi tie visi blogieji kvapai. Tai pamatysit. Man tai jau šilta, žinokit. Laukiam transformacijos. Laukit. Arbatos.
Čia toks geras pragarėlis viduje, žinokit. Taip ten neišbūtumėt. Džiaukitės, kad aš vis išsiunčiau. Lauksim rezultatą. Ne, taip turi būti. Transformacija vėsiai nevyksta, turi būti tikrai karšta. Štai pirtis yra transformuojantis dalykas. Ten yra karštis, ugnis yra perėjo per ugnį ir išėjo kitokia. Tai va, pirtis irgi praeis per tą karščio ciklą, tikiuosi, kad bus kitokia. Taip, žiūrim, kaip ten prinoko. Viskas, pirmiausia atsidarom duris, nes ten dar turim daug karščio viduje. Ir... puikiai. Puikiai. Nu ką, užeikit sveteliai. Žiūrim, kaip ten transformatorius suveikė. Užeikit. Kvepia kaip. Nuostabu, vyrutė. Šviežu. Na, čia iš tikrųjų neturėtų būti, kad jūs atėjote ir gniaužę kvapą nuo kažkokio eterinio aliejų. Tiesiog turi būti tas efektas tokio šviežio medžio. Na, turi dingti arklio kvapas. Nes jeigu jūs prakaitavot ir dirbot kaip arkliai, nu, nežinau, aš bandžiau gražiai pasakyti. Gerai, ojo. Neišsiduodam. Mes dirbam kaip arkliai, todėl pirtis kvepia arkliu. Tai va, tai turi būti toksai vos juntamas, kad žmonės negalvotų, kad šita pirtis yra kažkokia prikvėpintai. Tai jeigu jūs pirtį aromatizavo taip, kad žmonėm atrodo, kad jinai yra natūraliai kvepianti, reiškia viską padarė tvarkingai, teisingai. Ir tai yra greitas būdas, taip sakant, perkrauti sistemą ir perkrauti tą kvapovaizdį. Tas kvapas yra svarbu. Kvapas yra tai, kas yra toks labai pradinis dalykas. Ir be abejo, to užmiršti negalit, nes tai yra malonu, o mes ko einame. Malonumo patirti. Žodžiu, malonios, kvapnios, geros jums pirties. Eksperimentuokit, kvėpuokit ir būkit laimingi.